Ačiū tikrai prorektoriai, kurie labai detaliai apibendrino ir pasakė tai, kas mums dabar aktualu ir tiesiog kas skauda. Gal tik aš norėčiau dar štai ką pridurti, kad štai tokio pobūdžio forumai, kuris vyko šiandien, iš tikrųjų aš neatsimenu, kada tai buvo. Daug visokiuose mes dalyvavome seminaruose, forumuose, tačiau šiandien, kada taip tokia galimybė buvo išsisakyti savo mintį, savo įžvalgas visiems, pradedant nuo sudėstytojų ir baigiant studentais, arba gal kitaip reikėtų atvirkščiai pasakyti, pradedant studentais ir baigiant dėstytojais. Taigi, štai tikrai ačiū organizatoriams, ypatingai dekaniai, mūsų naujai dekaniai, kuri šitą fakulteto vairą ką tik tai perėmė, kad tikrai tokie pasikalbėjimai, tokios diskusijos jos yra vertingos ir galbūt čia mes daug ir kažkur pasikartojome, daug kažką pasakėme, tai ką mes žinome, tačiau iš tikrųjų tai yra vertinga. Tačiau mes čia visi sėdantys, mes aptarėme vieną labai svarbią pusę, tai yra ugdymo procesą, kuris yra palenktas ugdyti naują mokytoją. Nors tas savoka naujas mokytojas man jisai nuo 91 metų kažkaip tai jisai užsifiksavęs yra ir mes, kada tapome nepriklausomą valstybę, mes tą naują mokytoją pradėjome rengti. Tačiau tai yra procesas ir mes negalime pasakyti, kad štai rytoj mes jau kitokį mokytoją parengsime, poryt dar kitokį. Mokytojas yra iš tos pačios visuomenės, iš tos pačios bendruomenės, kokia jinai ir yra. Todėl jisai negali nei per daug atitrūkti, nei per daug atsilikti. Ir štai aš čia savo sėdėdamas nusibraižiau tokią paprastą schemą. Mokykla, studentas, jau būsimas mokytojas ir vėlgi mokykla. Reiškia, uždaras ratas yra. Iš mokyklos pas mus ateina mokinys, buvęs mokinys ateina. Jis ateina, kokį būdą ateina? Visų pirma, toje mokykloje priklauso nuo to, koks yra jo pasirinkimo motyvas, kodėl jis pas mus atėjo čia. Toliau tos mokyklos aplinka, gebėjimas išvelgti to mokinio gabumus ir jį nukreipti, kad jis pas mus ateitų čia. Ir mes tai, ką šiandien kalbėjome, mes labai daug įvairių įžvalgų gerų pastebėjome, kad mes įsivaizduojame, kad pas mus atėjo tas mokinys, tas abiturientas, būsimasis mūsų studentas ir ateityje būsimasis mokytojas, kuris suinteresuotas, kuris motyvuotas paimti tai, ką mes jam gebame duoti. Jeigu tai būtų labai puiku ir visos mūsų įžvalgos, mūsų visi siekiai, jie būtų, realiai būtų realizuojami. Tačiau tikrovė yra kita. Mes priimame į universitetą didelę dalį studentų, kurie ateina studijuoti savo lėšomis. Kaip bebūtų apmaudu, sakykim, bet mes juos turime priimti, nes mes esame pastatyti į tam tikrą situaciją. Visos aukštosios mokyklos, kadangi mes dalyvaujame, kaip prorektorius sakė, pasiutpolkėje, toje šokame. Nes universitetai, valstybės yra į tokią situaciją patalpinti, kad jie turi išgyventi. Ir va štai tada mes jau visos šitos mūsų įžvalgos, apie ką mes kalbame, apie mokymo proceso tobulinimą visą kitą, susiduria su tam tikromis problemomis. Ir dėja, mes niekur to nedingsime, tas studentas įstojo, jis studijuoja pas mus savo lėšomis, mes stengiamės jį išmokyti ir išleisti į viešumą, į viešąją erdvę, kaip sakant, įteikdami jam diplomą. Tačiau dėja, bet mes tos kokybės tikrai galime prispažinti, kad mes jos nepasiekime. Todėl, tai viena pusė. Kitagi pusė yra, kad tas mokytojas, jaunas mokytojas, kuris mūsų yra parengtas, mes išleidžiame, jis nueina į mokyklą, jis patenka į tą terpę mokyklos, jaunas mokytojas, jauno mokytojo statusas, mokyklos mikroklimatas. Ir dėja, bet nemaža dalis mūsų jaunų žmonių, jaunų mokytojų patekę į tą mokyklą, jie pasako, ačiū, aš pabandžiau, bet man to nebereikia. Va štai čia ir mes tie skaičiukai kartais nesutampa,
kada visą laiką yra sakoma, kad Lietuvoje mokytojų yra per daug, reikia dalį, sakykime, sumažinti, dalį atleisti. Kitagi pusė sako, kada per savivaldybės yra surenkama informacija, ir va štai šiemet informacija buvo patikslinta, kad pasirodo, kad tokių mokytojų trūksta, net 1300 ten su kažkiek tai. Savivaldybės tą sako, kad trūksta. Neateina mokytojai į ten, kur jie turėtų ateiti. Na, man per 2 metus štai šitos asmeniškai teko aplankyti, neskaičiavau aš, bet manau, kad virš 60 ar 70 mokyklų. Teko kalbėti su tų mokyklų vadovais, su savivaldybių administracijų direktoriais, su merais. Tam, kad pritraukti tuos mokinius į tikslinės vietas ir toliau. Štai kokie išgirdau samprotavimus. Iš mūsų mokyklų, mūsų mokyklas išeina daug gabių vaikų. Mes juos išleidžiam. Mes juos išleidžiam, įstoja į įvairias aukštasias mokyklas, tačiau jie pas mus negrįžta. Jie įsidarbina didžiuosiuose miestuose, megapoliuose, jie išvažiuoja į užsienį ir mes pamažu tik tai palydime juos. Ir štai ką jie sako, kad valstybės tikslinis finansavimas, kuris galėtų būti organizuotamas kryptingai štai šitą, padėtų tokius žmonės sulaikyti. Nes kiekviena mokykla, regiono mokykla, rajono mokykla, matydama savo mokinius, jinai nukreipdama juos, sakykime, ten, orientuodama kartu galbūt su aukštosiomis mokyklomis, aš nekalbu vien tik tai apie mūsų universitetą. Pasirašydama tam tikras sutartis, galėtų pritraukti tuos jaunus žmonės, kurie grįžtų į tą provinciją. Tokiu būdu mūsų ta provincija nemažėtų, kaip ką tik tai minėjo gerbiamas Dargis, po 30 000 kiekvienais metais. Na ir štai, aišku, daugiau gal galima būtų čia kalbėti, bet klausimas, į kurį neturi atsakymo. Aš manau, kad jūs irgi neturite tokio atsakymo. Tai ar mūsų gerai parengtas mokytojas adekvačiai įvertintas valstybės švietimo sistemos, ar jam užtikrinamas orus darbas, atlygis už jį ir iš to išplaukiantis šios profesijos prestižas? O štai yra klausimas. Jeigu iš tą klausimą mes gebėtume atsakyti visi kartu, ir valstybės švietimo institucijos, ir mes, tai galbūt tas mokytojo prestižas būtų kitoks ir mokytojo vietos mokykloje, aš kaip, ką tik diskutavom su mokyklos direktorium Miša Jakobu, sako, pas mane mokykloje dabar įsidarbinti jau yra eilė, yra konkursas. O kodėl yra konkursas? Todėl, kad ta mokykla yra gerai žinoma, yra labai aukšti reikalavimai ten ir tenai jie sugeba tą mokytojo prestižą išlaikyti. Jeigu tai būtų valstybiniu lygiu, kad mokytojo vietos lauktų bent jau 3-4, tokiu būdu mes galėtume kalbėti apie mokytojo prestižo pagerėjimą. Tam reikia, kaip žinote, nemažai sąlygų. Taigi, dar kartą noriu padėkoti rengėjams šito forumo. Tikiuosi, kad tai bus jų daugiau, galbūt kasmetinėje, galbūt dar dažniau. Ir mes tikrai galėsime dar daug naujų minčių išgirsti ir tas mintis pabandyti realizuoti. Taigi, ačiū Jums.